Aš žinau, kad šiuo metu tu organizuoji Urmilos Matadži vizitą į Lietuvą. Tai iš viso, kaip tau kilo ta idėja, kad ją pasikviesti į Lietuvą? Kaip čia tu sugalvojai? Nu, su Urmilo Matadži tai iš nežinau, čia ar aš organizuoju, čia man rodos viešpats organizuoja ir čia jis mane dabar įmaišė ir nėra tikrai paprasta tokia vizita, jie pirmiausia kelia labai daug įtampos ir streso, nes tai tiesiog tai nėra paprasta. Tu turi suderinti maršrutus, tu pasirūpinti, kad turėtų kur gyventi, kad visi būtų aplinkui patenkinti ir tas pats žmogus, kuris pamokslauja, turi labai taip subtiliai išjausti, kiek jisai gali, kiek jisai ko nori, nenori. Tokia labai, toks įdomu, kaip čia seksis, man tai toks testas yra šita iš tikrųjų tarnystė, Matadžius Urmilos 2 savaičių šito turo organizavimas, testas man pačiai ir gal testas aplamai pasižiūrėti, nes mes labai dažnai sakom, čia neturim, norim to, norim mano, žinai, bet kai įdomu, kai ateina ir kai dabar atvažiuoja, kaip čia mums seksis, bet aš nebejoju, kad gerai, nes Urmila jinai pati iš savęs yra nuostabi asmenybė, pritraukianti, kaip tik parašė net Bachtė viena, kuri, aš labai svajojau į universitetus papamokslauti kartu su Urmila, bet aš šiemet tiesiog neturiu tam fizinių jėgų, tiesiog kadangi tas toks vizitas vis tiek daugiau kaip ir ant manęs, aš neturiu šalia, kas man labai padėtų. Tai apart mano vyro. Tai tiesiog šis vizitas bus skirtas tik Bachtam, bet tokio didelio išorinio pamokslavimo ir kitais metais tikiuosi, kai neatvažiuos, aš manau, kad atvažiuos, tai jau tada plačiau. Bet planas yra dar nukeliauti į mokyklas ir darželius. O kaip atėjo idėja pakviesti Urmilą Matadži, man tiesiog turbūt buvo pačiai stygius. Prabhupados mokinių pabuvus Amerikoje, aš supratau, koks yra didžiulis skirtumas, kur yra bendruomenių, kurio nuolatos yra jie, Bachtai jauni, visi apsupti Prabhupados mokinių, kokią jie neša kultūrą, ta prasme, kokią pagarbą, kokią, tai iš vis yra, tiesiog kažkas vis dar likę, ką Prabhupada paliko transcendentinę, ta prasme, tai yra Prabhupados Mahaprasadas, jo mokiniai. Ir man keliaujant labai labai aiškiai matėsi, kaip atrodo šventyklos, kai yra Prabhupados mokiniai arba šventyklos, kurias konkrečiai prižiūri konkretus mokytojas koks nors ar Dikša guru ir kai nėra. Man antiek buvo akivaizdu, tai buvo toks skirtumas kaip juoda ir balta. Ir aš pati turėjau trūkumą. Aš tiesiog organizavau, sako, labai dažnai žmonės daro dėl savęs dalykus, tai čia turbūt irgi tas iš tų projektų, kur man pačiai tiesiog norėjosi ir Matadžės vyresnios ir to bendravimo tokio, tai čia labai taip kažkaip, Ir koks yra jausmas, bendrauti tiesiogiai, susirašinėti su Šilos Prabhupados, ypač tokio kalibro mokinę? Nėra kažkokių tais iššūkių, arba iš vis koks jausmas, ar tai kažkoks kaip palaima, ar nežinau, kaip ten vyksta tas bendravimas. Žinai, man tai stresas yra bendrauti, nes jinai labai paprastai bendraujanti, labai paprastai. Tu kažkaip čia ir ta anglų kalba neturi to žodžio jūs ir tada tu turi kažkaip to sakinį, žinai, dėlioti taip. Vienu žodžiu, man tai man toksai stresas, aš tai sakyčiau. Tiesiog toksai smagus, džiaugsmas gal pramuša tą, žinai, stresą, įtampą. Bet aš čia turėjau jau, čia kažkurią naktį kažkaip net neužmigau, žinai, nes vis sukosi tas ir tas vizitas jisai taip įdomiai klostosi ir viskas keičiasi, vienu žodžiu tikrai daug lilų yra, tai va. Bet tai kaip ten bebūtų, jeigu man reikėtų rinktis tarnystę visam gyvenimui, tai būtų renginių, retritų, tai organizavimas, žmonių subūrimas į vietą kažkokiam, tokiam projektui, savaitgaliui, savaitai, porai savaičių. Aš vis kažkaip negaliu paleisti vis tiek šitos retrito Urmilos tos vizito temos. Dar pasakyk, visgi kokia yra programa, kas yra planuojama, ką ten esi numačius, jūs veiksit? Tai nelabai aš čia ką pati matai numačiau, dėl to, kad aš papasakau Urmilai, ką mes turim Lietuvoje, kur galima važiuoti pamokslauti ir atsiklausiu, kokios pas ją galimybės, žinai, būtų pamoksla, kur jinai pati norėtų. Tai jinai pasakė tiek, kad jinai nori kuo daugiau būti vienoje vietoje ir važinėti iš tos vietos aplinkui, nes, matyti tiesiog, žinai, amžius, sveikata ir visa kita daro savo. Tai dėl to gyvens Vilniuje didžiausią laiką Urmila ir daugiausiai paskaitų bus Vilniuje, tiek rytais, tiek vakarais. O išvažiuojamosios kelionės bus 2. Tai viena bus į Kelmę, tai spalio 25, 6, 7. Tai čia 5, 6, 7. Aš pažiūrėsiu kalendorių ir aš neklystu, bet
Bet žinot, aš dar nieko viešai neskelbiau, taip sakykim, dėl to, kad aš dar ne iki galo patvirtinu. Jo, nuo 25 iki 27 kelmė, tai pas Vaikų Hanatką Prabų bendruomenėje. Tenai vyks 3 dienų retritas su Vatmatadžiu ir Mila. Pirmadienį išvažiuosim, tai 3 dienas būsim tenais. Ir likusį laiką būsim Vilniuje ir kažkurį vieną dieną paskirsim Kaunui. Tai jinai šventyklose skaitys paskatas, gal Vilniaus šventyklai, Dvarokai? Taip, tai Vilniaus dar negaliu aš taip labai tiksliai komentuoti to. Rytinės paskaitos tikrai bus Vilniaus šventykloje, vakarinės paskaitos dar yra ant klaustuko, kaip ir kas, dėl to, kad gali būti, kad kažkur mes gal į mokyklą važiuosim, ar tik vienu žodžiu, dar toksai... Dar dėlioja, nu? Jo, dar vis dar dėliojasi visą tai. Super. Ir aš žinau, kad tu irgi renki lėšas šitam vizitui, tai mes įdėsime po šito video irgi nuorodą į lėšų rinkimo puslapį, kadangi yra iš tikrųjų vienai šeimai jaunai organizuoti tokį vizitą, tokio lygio vizitą yra tikrai labai sudėtinga ir aš matau, kiek tu įdedi daug tam pastangų į tai ir jo, tikiuosi, kad Bhakti irgi tai įvertins ir prisidės. Plus, turint omeny tai, kad viskas vyks už aukas, visi vizitai ir panašiai. Visi retritai bus nemokamai. Tokia ir buvo iš tikrųjų mano idėja, kad tiesiog Bhakti iki bendruomenės mes visi susidėtume bendrai po 50 po 100 eurų ir pasikviestume nuostabią asmenybę ir kartu praleisime 2 savaitės. Gyvas, niekada Zoom bendravimas, kažkas rašė komentarą, kam kviesti gyvai, jeigu galima online bendrauti. Čia nėra net ko lyginti. Bet tokio bendravimo, kaip aš su tavim dabar sėdžiu online ir kai tu gyvą matai žmogų. Kai tu, jo buvimas šalia tavęs apvalo, iš tikrųjų tiesiog apvalo vien tas fizinis buvimas kartu. Ir aš esu girdėjusi Dina Bandų Prabhu, kai buvo atvykęs į Lietuvą, jis irgi yra Prabhupados mokinys, Vrindavano įžymybė. Jisai sakė, kad net kai mes kalbam per mikrofonus, o ne gyvų garsu, tai jau keičia vibraciją. Ant kiek tai yra subtilu, tai kuo mes galim prieiti arčiau, kuo mes galim prieiti gyviau prie visų tų asmenybių, tai tikrai reikia pasistengti. Jų labai, ta prasme, čia labai ribotas laikas su jais mums liko, tai tiesiog reikia išnaudotas progas.